Tai kam pirkau aš tas rankenėlės, ogi tam, kad kai varysiu techą, greičiausiai prisikabins prie manęs. Aš nesutikčiau su jų argumentu, kad čia yra kažkuom tais ta rankenėlė nesaugi, bet jeigu pasakytų, kad, žinai, soriuka, tavo mocas atrodo kaip pigus kiniškas šūdo gabalas su šitom rankenėlėm, tikrai sutikčiau. Na ir nėra jos patogios, nei gražios, moca nupigina, o va šitas daiktas, bus rimtas. Tvirta, gražu, originaliai atrodo. Čia tai aišku, kiniškas daiktas tabaluoja kaip penso pempė. O šitas, aišku, ne į šiukšliadėžę keliauja, o į skelbimus. Hebra mėgsta pirkti šlamštą, tai dar kokį 20 eurų atgros nuo bandito savikainos. Na, kadangi turiu ratų donorą su praktiškai naujom padangom, susikeisiu dabar ratus aš su juo ir pasibandysiu prasivažiuoti. Šiaip jais radau dar, kad buvo truputėlį neįdėliai pastatyta iš tiltelio šakės. Patiesinau tos visus dalykus, tai iš šakių ir iš tiltelio viskas jau tenais yra taip, kaip turi būti. Dabar dar pasibandysiu, pasikeisiu ratus ir jeigu viskas ok, tai dar pasidarysiu ir karbų rebildą, nes labai nefainai važiuoti, kai jisai taip visiškai nevalina. Ir reikia dar vieną tą posūkį persilituot. Viskas. Visi dalykai padaryti. Neįsivaizduoju, prie ko galėtų dar prisiknisti tech apžiūroj. Aš manau, kad čia neturėtų kažkokių tais problemų kilti, bet vėlgi, pagyvensim, pamatysim. Tai galinė padanga ne nauja, bet apynauja, galima sakyti, 40 eurų. Tai jau viskas. Patalokas čia pas mane su finansiniu rezervu tam daiktui. Parduosiu dar, aišku, suportus, tai dar už tenais kažkiek tais gražinsis. Daugiau aš jį kišti šaibų nebegaliu. Ir jau dabar su ta nauja galinė padanga jau situacija labai nebloga, bet dar neįdėli. Ir aišku, būtų galima neišsikalinėti, nes pas mane tie atvažiuojantys banditai 99% su baisesniam geometrijom ir važiuoja su jais nieko nebūna. Na, bet aš noriu, kad būtų kaulas. Dabar galima valdyti mocą visiškai ramiai važiuojant. Nereikia ten kažkokių tai stebuklų. Ir į vieną pusę, ir į kitą, ir į vieną, ir į kitą. Jeigu nori, gali važiuoti ir tiesiai. Susitupinta tik tai blemba kažkoks kietas jisai man. Gal ratas muša, ar gal per pirštą tepalą supyliau. Nes nežiūrėjau, tiesą pasakius, 10-ką įvariau. Tik tai sakau, kiekvieną nelygumą kelio jaučiu. Tai visgi buvo verta pasižaisti truputėlį dar su ta geometrija. Pažaisti reikės dar truputėlį su amortizatorių kietumu. Posūkis vis dar nepadarytas, tai tą reikės rytoj ryte sutvert ir registruotis praseiti techą. Na ir toliau bus galima lysti prie estetikos, lysti prie karbų. Iš tikrųjų, dabar prasidirbo. Tai visai kitaip jisai važiuoja. Dar labai būtų į naudą iš tikrųjų dar pasikeisti ir kurą, nes jisai velniai žino kiek laiko stovėjęs. Pasikeisti padą, galima važiuoti, prasivažiuoti tada bus. Kažkur truputėlį toliau gal. Iš pirmo bandymo jokių problemų nerado, apart vienos. Sakė, kad šitame triperyje mažai galios. Tai atgal į dirbtuves ir bandysim suieškoti tos galios, gal kažkas atsiras. Prieš visas estetinės intervencijas reikia nusiplauti jį gerai su visais tais purvų tirpikliais, lai nusivarva. Duosiu dar distiliuoto po to vandens sluoksnį, na ir po to jau eis visi žaidimai pas mane dirbtuvėse. Pasižiūrėsiu įdomu iš tikrųjų, kaip jis atrodys vien nupraustas. Variklis atrodavo maždaug taip prieš darbus. Visas baisus, kai velnias. Išmetimo kolikai jau yra nuėsdinti. Ir pats išmetimas, dabar dar eis tiesiog poliravimo visi reikalai. Ta pusė štai tokia, lankas irgi nusidažys. Radau, kad ir šakė taip atrodo baisiai. Tai imsiu dar kartelį ratą lauk, tą tašką sutvarkysiu.
Šį čia tokius irgi parūdymus irgi sutvarkysiu. Tie estetikos tvarkymo reikalai labai daug laiko užima, tai taupydamas ir savo ir jūsų laiką nefilmuosiu, bus parodyta tik tais, kas buvo prieš ir po. Šiandienai bus gana, taip neblogai padirbėjau. Karbai iš tikrųjų buvo dar pakankamai gražus, visą laimę nereikėjo jokių ten tų rem komplekto dalių dėti. Adatos, mačiau, net per seniausiai keistos. Žygleriai irgi visi tenais švarus, gražus, biškė kažkokio tai šudelioko buvo papolę. Įtarčiau, kad nuo gumytės kūro padavimo. Bet, aš ją pasikeičiau, tai dabar nebeturėtų būti problemų. Pasistačiau ir papildomą, jo šiaip kaip ir nereikėtų, bet pasistačiau filtrą dar. Dėl visako, nes nelindau į bako vidų, nežinau, ar tenais yra kranelio tie filtriukai ar nėra, tai tiek to ten ir nelysiu. Su kitu kūru jisai iš karto kur kas gražiau dirbti pradėjo. Buvo labai stipriai liesa, tai įdomu, kaip jisai dabar važiuos. Turėtų geriau važiuoti vien tik tais dėl to, kad buvo paliktas dar ir senas oro filtras, jisai buvo švelniai tariant pavargęs, praktiškai lygiai užsklidinai užsikimšęs, tai kažkas, kas darė, lindo prie karbo, matyt, nelindo prie filtro, nes neįsivaizduoju, kiek laiko reikia nekeisti filtrą, kad jisai toksai būtų murzinas. Tai pakeitus filtrą labai stipriai užliesėjo visą sistemą, aišku, išgaudžiau mišinį. Dabar bent jau vietoj stovint yra visiškas kaulas, pasižiūrėsiu kaip važiuojant, bet pasižiūrėsiu jau nebe šiandieną, nes dar noriu nusimti ir galinį ratą, ten šakę patvarkyti estetiką ir dar reikia ir baką susirinkti ir sėdynę, žodžiu, dar yra to darbelio, kokiom 3 gerom valandom ir tada bus galima testuoti. Viskas, pabaigtuvės. Viskas jau dabar yra tvarkoj, estetika pagražinta. Variklis šitaip atrodo, jokių rūdžių nebėra, susikėliau subinę kiek eina, susikėtinau. Čia irgi šita pusė, irgi viskas gražu. Varžtai irgi, kurie buvo aprūdyje, pakeisti į neržinius. Sureguliuotas karbas važiuoja idealiai, garsas irgi truputėlį pagarsintas, sodrus. Yra ir gerų, ir blogų žinių. Geros žinios yra tos, kad sankaba ką tik pakeista, žodžiu, visa karūna, belė kokio gražumo, viskas čiki. Bloga žinia ta, kad nelaiko galios. Slysta sankaba. Slysta dėl to, kad yra sukelta gale ir sukėlus galę padariau testroną, pasižiūrėti, ar nebėga niekur tepalai. Ir jie niekur nebėgo, tai grįžęs nutariau tada jau pasikeisti tepalą. Ir kadangi pas mane karts nuo karto lieka ten po biškutį gerų tepalų iš gerų mocų, tai supyliau tą, ką turėjau, nepirkau naujų tepalų ir gavosi taip, kad supylus sintetinius tepalus į šitą seną triperį, sankaba pradėjo slyst. Iki tol neslydo, pakeičiau tepalą, pradėjo slyst. Tai šitą problemą spręsiu labai paprastai, tiesiog užsakiau 15% standesnės sankabos išminimo spiruoklės. Jos labiau suspaus diskus ir toliau važiuosim. Menkas remontas, pinigų praktiškai nieko, bet turi pasidaryti, kad neduok dieve nebūtų kaip tada, kai buvo Norvegijoje. Sankaba sutverta, dabar prasitestinau laiko pagaliau, tai labai džiaugiuosi naujom spiruoklėm ir jos yra 15% standesnės. Tai tiek ir pakanka, kad net ir šalta sankaba nebeslipintų. Tai paskutiniai patepimai, reikia susidėti štai šitą dalyką. Čia yra kroviklis, tam, kad būtų galima telefą pasijungti. Šiaip yra šūdo gabalas, tai jeigu tokį pamatysit, nepirkit, dėl to, kad jisai ilgiau palikus iškrauna akumą. Neturėtų tai būti, bet nesiparinu, ilgai pajungto aš jo nelaikysiu. Ten, jeigu tu, kaip pasakyti, kas antrą dieną arba kiekvieną dieną važiuoji su mocu, tai akumas nebus iškrautas. Tai reikia susimontuoti dabar šitą,
Toliau sekantis dalykas, nusiimti baką, reikia susidėti rėmo demperį. Šitas rėmo demperis statosi grinai į šitą vietą, į rėmą, prisisuka ir labai dažnai žmonės juos tiesiog išsuka. Ale, sutaupai kelis gramus, jisai kokius 300 gramų tesveria. Ir čia yra metalas, guma, metalas. Kam jisai reikalingas? Jisai reikalingas, kad nudroseliuotų variklio vibracijas ir tas tokias labai aukšto dažnio. Ir tas dalykas groja, šitas dalykas ir nuo vairo nudroseliuoja irgi aukšto dažnio vibracijas, irgi groja. Tai jau komforto daugiau. Suvedimas padarytas, kaip sakant. Problema tik tais yra biški su ratu, bet aš jį žiemą išsitiesins, visai turi šitoj pusėje kažkurioje tais vietoj įdaužimą ir pastebėjau, kad truputėlį yra rato mušimas. Toks, kaip pasakyti, jeigu tu greit važiuoji, nejauti, bet jeigu ramiai ilgesnį laiką pravažiuoji, prasideda tas toksai, pradedi jausti ant lygaus kelio, kad nėra idealu. Bet, kaip sakant, čia menka problemėlė. Laidus prasivedžiosiu, laikiklį naudoju tokį, jisai pats geriausias ir pigiausias. Dėsiu va štai šitą telefą, senas geras Androidas, dėl to, kad mano Gayphone kamera tikriausiai numirtų nuo vibracijų, nerizikuojam. Šitie daiktai yra patvarus ir pigus. Tai navigacijai naudoti ten, prikrauti ten tos stoverius, daryti ir visą kitą. Man tai yra totalus bullshitas ir moco išniekinimas, aišku, čia mano nuomonė, jūs galite su tą nuomonę nesutikti, kitaip mąstyti. Čia dar susidėjau autopilotą, paskutiniai patepimai kelioniai, susidės dabar dėžė. Į dėžę dėsiuos kuo įmanoma mažiau daiktų, kai visada jau išmokau, nebedarau tų klaidų ir reikia kažkaip tais nusiteikti tai kelionei, kai visą laiką pradeda jau mane daužyti stresas prieš kelionę, dienai likus. Jau dabar nenoriu aš niekur važiuoti. Blemba, likčiau, dirbčiau, negana to, kad ir uždirbčiau per tą laiką, bet ir dar pinigų susitaupytų, neišleiščiau. Bet čia pas mane visą laiką tokios pačios durnos mintis ir bijau kelionės, nuoširdžiai sakau, bijau kelionės. Čia taip kiekvieną kartą būna, bet tik tai skirti Lenkijos sieną, jau kaip supranti, kad viskas, jau darbai, visi rūpesčiai palikti namuose. Jau kitaip nebus, tada atsipalaiduoju, tada būna viskas, jau gali mėgautis. Aš kažkur jau už Varšuvos porą šimtų kilometrų. Tai pradžiai labai gerai sekėsi važiuoti, bet po to dabar pradėjo taip miegas daužyti. Ryte buvo šalta, vienu momentu toks jau lyg linot norėtų pradėti buvo. Tai buvo gerai važiuoti kaip vėsu. Dabar užkaitino, mašinų pilna, žodžiu, gaunasi, kad miegas ima, reikia būti dėmesingam, pavojingas pakankamai vairavimas. Bandysiu iššauti kokią kavytę ir toliau pasinešti. Tai šiandien mano planas yra davažiuoti iki Legnicos. Ir jeigu kažkiek daugiau sugalvočiau, tai dar vėlgi, kiek čia tų valandų yra, 2 valandos. Iki Legnicos apie 2,5 kilometrų. Tai aš manau, kad dar truputėlį šiandien bandysiu atgroti kilometrų, kad rytoj būtų lengviau ir mažiau. Tai šiandieną tiesiog važiuoju greitkeliu, tiesiausiu keliu, o rytoj, jeigu jau bus laiko laisvo likę, tai tada jungsiuos Kurviger programėlę ir su ją pro gražius keliukus važiuosiu tolyn iki, nebeatsimenu to miesto, bet žodžiu, iki Nyderlandų. Šitas šūdo gabalas jau nežinau kiek kartų pakibo, tai praktiškai neįmanoma filmuoti. Bandysiu savo 9-ąją, gal mažiau kibs, nors prieš tai būdavo, kad šita dažniau pakibdavo negu kad šita. Tai žodžiu, patarimas, jeigu ruošitės kažkur keliauti ir norite filmuoti, tik tais nepirkit šito šūdino brando, nes jisai yra išreklamuotas Adel kaip, bet neveikia. Nuolatinės problemos, kad jis kur velnias. Tai žodžiu, vakar visai nebloga dienelė buvo, iššoviau štuką 212 km, tai kol kas yra mano rekordas.
Ir tai padariau per 14 valandų, su biškučiu. Bet buvau dar sustojęs ir nusipirkti džempo, buvau ir Kauflande nusipirkti ten visokių šmutkių. Ir kiekvienoje degalinėje stodamas dar pailsėdavau, prasimankštindavau. Ir kažkaip visai nebuvo problemų tą atstumą įveikti. Tai aš taip pagalvojau, kad jeigu būtų maniškis banditas arba kitas patogus mocas, tai galėčiau į dieną turbūt kokius 2000 km padaryti. Mocas atlaikė labai puikiai, iš tikrųjų nustebino jo tas paprastumas valdyme, ar čia ta šakė kažką padarė, bet labai jisai lengvai valdosi. Tik tais vienas tas yra niuansas, kad nuo 60 iki 80 greičio intervale truputėlį jisai nori pavablinti, bet įdomus dalykas, kad kai važiuoju tiesiog truputį lėčiau ar truputį greičiau, nei krūs, nei biškio netampo to vairo, aš tiesiog atsisėdu čia ant galinės sėdynės, kai jau pavargstu, čia atsiremiu, vairą paleidžiu, bet kokiu greičiu važiuoji autostradoje, viskas čiki. Keisdamas poziciją, šikną irgi taip truputėlį prajudindamas, nuvažiavau nesustodamas, skaityk visus atstumus, stodavau kuro užsipilti, tai maždaug kas 100-120 mylių, pas mane myliam spidometras rodo, tai pradžioje buvo įdomus dalykas, kur susipliončinau pats toks, galvoju, kas per velnias, ko tas šūdas tiek daug kuros rebė, po to tik tais dašuto, kad aš žiūriu į mylės, o ne į kilometrus. Jo, kuro sąnaudos visai neblogas. Ne tada, kai vakar ten 200-180 km per valandą banė buvo prilaikoma, gavo labai gerai prasišiktas motocikliukas. Bet įsivaizduojat, niekur jokio tepaliuko prasisunkimo, tik tais mašalų pridaužė, tai jau belė kiek. Šitas daiktas tai gerąją prasme iš tikrųjų nustebino, dabar E5 super benzo užpylus. Gavosi, kad su pilnu baku nuvažiavau 220 km ir dar net iki rezervo nedavažiavusi. Tai kelionės video aš truputėlį kitokį norėjau daryti, truputėlį kitokio formato, bet gavosi kaip gavosi. Mano obuolys užsipildė atmintis, o GoPruškė streikavo, tiksliau abidvi GoPruškės streikavo kaip visą laiką. Na ir sukniso dalį mano video medžiagos. Tai, padariau iš to, kas buvo ir iš to, kas gavosi. Mocas iš tikrųjų absoliučiai jokių problemų nekėlė. Vienintelė problema, kuri buvo, tai ir ta nesusijusi su mocu, tai
Važiuodamas maždaug taip 100-110 km/h greičiu pamečiau centrinę daiktadėžę dėl to, kad neužfiksavau tiesiog uždėdamas jos normaliai. Bet nieko ten baisiai jai nenutiko, apsibalnojo, apsibraižė ir tiek. Tepalo nieko nesurėjau įsivaizduoti, kadangi niekur neteka tepalas ir tas motoras labai gyvas, nereikėjo nieko dapilti. Tai nusipirkau litriuką, nes nežinau, galbūt reikės kažkada ten dasipilti. Tai tas litriukas tepalo su manim taip ir visą kelionę pasivažinėjo. Dar aš su juo ir Lietuvoje čia neblogai kilometrų pasukau iki kol baigėsi sezonas. Jokių kaprizų, jokių problemų, žodžiu, žiauriai fainas daiktas, kada reikia moco kaip transporto priemonės. Dėl emocijų galbūt, ką jisai gali suteikti, pas jį mažokai tos galios, kad ir sukėlus tą galią, kaip man pripratusiam prie galingesnių mocų, tai nėra kažko tokio labai wow, bet dėl patikimumo ir dėl galimybės keliauti, tai tas mocas įrodo, kad norint važiuoti su motociklu, tikrai nereikia tenais milžiniškų šaibų, nereikia naujausių, prabangiausių motociklų, nes ir su tais pačiais naujausiais gali kilti problemų. Kaip pavyzdys, jeigu tu nusipirksi naują motociklą, tu turėsi atlikti aptarnavimus būtent autorizuotame servise, kas reiškia 1000, po to 4000 km ir panašiai. Tai jeigu tu darai didesnę kelionę, jau tada prasideda tokie niuansai, kad tu turi ieškoti spoto, kur tu galėsi tą mocą nuvaryti, suderinti ten tos laikus ir panašiai. Žodžiu, papildomas galvos skausmas. Ir kaip šių dienų tendencijos rodo, su naujais tais motociklais visokiausių būna dalykų, kur gal neminėsiu dabar markių, 2000 km ir mocas užsilenkia tiesiog. Tu esi kažkur tais išvežiavęs kelioniai, ir tai tau. Tai nereikia bijoti tų senų mocų, jos reikia tik tais, aišku, pasiruošti, jos geriausia pasiruošinėti žiemą, kada meistrai turi daugiau šiek tiek laiko ir gali skirti daugiau dėmesio tam motociklui, daugiau meilės. Patys galit pasiruošti, ten tokios kaip rudistai, manau, čia bet kas. Informatikas tikrai sugebės nusivalyti, pasidažyti, pasitvarkyti. Tai dabar sprendžiasi šito moco likimas. Aš kitam sezonui turiu rimtų planų, irgi savo daily motociklui ir savo tam pagrindiniam banditui lygiai taip pat yra didelių planų. Dar nežinau, ar išsipildys, nes bandau ieškoti dalių, jų pakankamai sunkiai sekasi rasti, kadangi laukia rimti customizinimai, tai tos dalys irgi tokios yra nekasdieninės, kur tu bet kokioj parduotuvėje nenusipirksi. Bet čia ateitis, o su šituo banditu tai pardavinėju dabar variklį už 300 eurų. Kaulinis motoras, nei tepalas bėga, nei ten tarpinės kažkokias reikia keisti. Žvakės naujos, sankaba figiena. Bet žmonės, matai, perka už 2500, kur į tą lavoną reikia po to dar sudėti tarpinių už 150 ir taip toliau ir panašiai. Bet žodžiu, kiekviena teisė yra rinktis. Tai jeigu šito motociklo variklis parsiduoda, tai bus dedamas kitas variklis, daugiau kubų, daugiau galios, daugiau visko. Ir jeigu nenorit praleisti šito viso bildo, tai iš karto dabar paspaudžiat subscribe mygtuką. Galbūt visą parduosiu. Jeigu atsiras norintis dabar nupirkti visą motociklą, tai aš irgi jį parduosiu. Jaučiu, gal netgi įdėsiu po šio video skelbimą kažkur tais į gal Suzuki Bandit grupę arba į Facebooko marketplace'ą. Ir bus matyt. Tai šiam sykiui tiek. Iki.